Šiandien penktadienis. Nu, būna. Sugadino nuotaiką. Kai važiuoju į darbą ir kažkaip tai nemaloniai mane nustebino. Svarstyklės sako tau per veidą. Nu ką, gerai, susimatysim, jeigu bus sunku arba bus lengva toliau laukti kraujo paėmimo. Labai jaudinos, bet važiuojam pasidaryti kraujo tyrimuką dėl cholesterolio. Kadangi esu nuo vakar nevalgęs, negėręs, absoliučiai nieko, viskas stengiausi padaryti taip, kaip prašė. Dėl to bus ganėtinai tikslus rezultatai, bus įdomu pasižiūrėti, kas čia gavosi. Gerai, savo svorį žinot? 90, tarkim, 2. Nu, čia tai labai didelį rodo dabar. Procedūra atlikta. Kaip matėt, spaudimas tai buvo turbūt padidėjęs, toks lengvai, nors man kaip ir nebūdinga visai, bet klausė, ar aš nesu susijaudinęs. Tai gal buvau kažkiek, o gal nuo ėjimo. Einam, lauksim šiandien rezultatų. Nu ką, nemačiau maisto šiandien visiškai. Nei vandenio, nei maisto, nieko. O, čia bus skanu. Nu jau, kaip sakyti, jau penktadienio 12 valanda, pirmą kartą valgau, geriu ir... kaip bus skanu. Gerai, skanaus visiems. Žinot, pasakysiu, kas pradėjo mane erzinti, kai negalėjai eiti sportuoti, tai yra tas, kad nesurenki žingsnių dienos normos. Ir tada tenka trintis po parduotuvės, eiti iki parduotuvių, ieškoti kažko, tai, ta prasme, renku žingsnius. Tai dabar gavau iš žmonos užduotį surinkti viską troškinių savaitgalį ant laužo, pasidarysim troškinuką. Nu ką, avinžirniai jau tašiai. Dabar reikia morkų kilogramo ir ieškosim kiaulienos. Opa, morkytės čia. Kraunam. Paprikos jau irgi sėdi pas mus. Dabar kiaulienos. Nu ką, čiumpam. Dabar einam kažką, ką turėtumėm užgraužti. Ir netikėtai beieškant, ką užgraužti, mesgi atrandam šį skyrių. Primityvo. O čia yra vienas skaniausių aitriųjų paprikų malūnėlis. Toks prieskonių yra ir druskos, bet baisiai fainas. Ir reikėtų studentų užkandukų paimti, kad kai bus labai blogai ir norėsis kažko skanaus, tai bent jau kažko sveikai skanaus. Mažiausiai savaitgalis kainuos štai tiek. Apsipirkom. Šluojam namo. Aplakščiau visas apylinkės, parduotuvės, supirkau viską. Ir tai dar tik tai 7000 žingsnių. Čia 100 kartų paprasčiau eiti sportuoti, negu maltis po apylinkės, o karšta laukia. Tai žodžiu, toksai prasrutės jaučiuosi. Jau geriau būčiau sportavęs. Penktadienį reikės pagalvoti apie ėjimą sportuoti ir džiaugtis tuo. Nieko nebeskaudės, bus faina. Yra jau kraujo tyrimo rezultatai. Tai rezultatai yra baisus. Gal aš padarysiu taip, kad aš sumesiu
skaičius ir parodysiu, tai bus įdomiau, bet, žodžiu, neviltis mane užpuolė vėl. Ir iš tikrųjų, jeigu tokie rezultatai, tai ką aš darau, turbūt yra reikalinga man daryti, nes paskutiniai turbūt pabandymai kažką pakeisti ir tie pasikeitimai jau panašu, kad reikalingi čia ir dabar. Esmė yra tokia, kad aš dabar susitaikysiu su tą mintim, paliūdėsiu atsisėdęs ir įsivaizduosiu tada, kad kaip ir per kažkurį video sakiau, kad galimai raudonas vynas padeda kovoti su cholesteroliu, ar tai gerina gerąjį cholesterolį, ar tai užmušinėja blogąjį, bet kokiu atveju raudono vyno aš, kaip matėt, pasiėmiau. Tai reikėtų turbūt nuo jo pradėti šiandien. Labas šeštadienio rytas. Sodyboj svarstyklių neturiu, tai ir nebus duomenų ir nereikia. Čia reikia pailsėti. Na, mašina apdažyta, laukia dabar lakavimas, o prieš lakavimą turim pelyno arbatytės kepenims, karti, bet už tai naudinga, iš Lietuvos laukų. Reklamos nėra, bet tikrai lietuviška. Pasidarysim arbatytę, nes turim lygiai tokį pat, ką turim darbe. Ir bus mūsų pusrytuko arbatėlė. Įsidedam karčiosios arbatos, visada viską ir kavą. Jeigu geriu ir arbatą, tai niekada nėra jokio cukraus. Bus skanu, tiksliau bus neskanu, bet visai fainai. Žmona sugalvojo, kad jai reikia tokių švendrelių papuošimui. Tai norėjo eiti, o aš pasižiūrėjau, kad dabar 11 valandą, o aš 1200 žingsnių nuėjau. Tai sakau, kad gal aš turbūt pasivaikščiusiu. Reikia biškelį žingsnelių parinkti, nes čia kitaip šeštadienis bus labai liūdnas. Veda vėjas. Grįžta vyras namo be gėlių. Pažiūrėsim, ką pasakys. Bent jau žingsnių parinkau. Ką čia mes surinkom. Aha. 1500. Ir nepadarėm darbo. Nueinam prisipažinti. Žinok, nieko nėra. Išrinkta. Išrinko, matyt, kiti buvo atvarę. Nė vienos nėra. Blogai. Ką ruošiam laužo troškinukui. Kadangi keptų produktų nelabai galima, bandysim virti ir troškinti. Dabar troškinys jau bus virtuvėj, ane? Ne. Troškinys keičia lokaciją. Dėl vėjo. 3 valandos dabar, bet žingsnių tik tai 6400. Taigi nutarėm su vaikais išeiti iki
parduotuvės artimiausio miestelio ir nusipirkti ledų. Tokia užduotis. Kadangi yra pirmin atgal apie 5 km, tai pasižiūrėsiu, kaip pririnksiu žingsnių. Žiauriai karšta, bet kažkaip tai žingsniukai patys nesusirinks. Tai va, einam pasivaikščioti. Nusifilmuojam, kiek čia žingsniukų. Ir einam į žygį. O čia yra lauko dušas, kuris pildomas iš šulinio, žiauriai šaltų vandenį ir kažkiek pašildomas, va ta bačka viršui yra pašildoma nuo saulės arba nuo oro. Ir čia nusimaudyt būna beprotiškai fantastiška, ypač tokiom karštom dienom. Nors vanduo ir būna be proto šaltas, bet kada lauke yra šilta, tai būna žiauriai faina. Tai va šiandien lendu ir į čia, visada čia prausiuosi tik šaltų vandeniu, ar ruduo, ar pavasaris, ar vasara. Aišku, kad rečiau, jeigu būna labai šalta, bet kokiu atveju po atviru dangum ir šaltų vandenėliu nusiprausim savo lauko duše. Žinokit, fantastika. Na ką, ir prastumiau šeštadienį. Be jokių didelių nukrypimų, kaip ir sakiau, leidau savo cheat day pasidaryti, tai suvalgiau 3 vaflius, o visą kitą valgiau sveikai, nes net nebuvo poreikio. Galbūt čia vėlgi dar kol kas, tik tai dar pirmą savaitę. O šeštadienį ką, mes dabar yra 20 valandą, nueita 15 000 žingsnių. Tai visai gerai, tai viršijo mano lūkesčius. Džiugu. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Sekantį savaitę atskleis daug tiesų. Tai ką, labą rytą. Sekmadienio rytukas. Po šalto dušo, po šaltos nakties. Oi, nedaug. Grįžčiau pastebėti, kad vėsesnis negu Kaune būna. Toks vaizdas, kad dingsta visos negandos, o energija atrodo, kad užplūsta. Blema, gerai, žinokit, praktikuokite. Skatinkit kalorijų deginimą po šaltų dušą, nes kūnui tada reikia sušilti ir jisai sudegina papildomai jūsų kalorijas. O kaip jūs rytas? Pasiruošęs į Kauną? Nu ką, šeimyną darom ir varom. Na, sekmadienio rytas, 11 valandų, grįžom iš sodybos, pabandom užlipti. Opa, 916. Na, kas sekmadienio popietė, o kągi nuveikti sekmadienio popietė, jeigu nepasitrins Kaune ir neparinku žingsnį. Puikus oras, reikia pasimalti, reikia šiek tiek žingsniukų, dar šiek tiek žingsniukų. Na, ką pasivaikščiojom, dabar reikėtų sugalvoti, kaip nueiti į parduotuvę ir supirkti savaitėlį maisto. Lašišos dar liko iš anos savaitės, tai vieną dieną kaip ir atkrenta, bus mažiau pirkimo. Na ką, pakeliui į pardę. Ir vėl lašišos radom, tai jiem cukinijos, avokadai, jogurtukas pusryčiam su vaisiais
Nu jo, tai galime rimti ir ten. Jūs reikia gal žiūrėti.